Šiame vaizdo įraše analizuosime Ukrainos amfibinį puolimą prieš Kinburno neriją. Čia Ukrainos pajėgos nuosekliai keičia mūšio lauką naudodamos dronus, kurie spaudžia Rusijos pozicijas palei nerijas ir pietvakarių Ukrainos pakrantę. Išplėsta kampanija kelia paniką tarp Rusijos vadų, kurie vis labiau baiminasi, kad šios Ukrainos operacijos iš tikrųjų gali būti pasiruošimas kažkam daug didesniam. Neseniai paskelbtas Ukrainos vaizdo įrašas iliustruoja šias Rusijos baimes. Vienas Ukrainos Bayraktar dronas sunaikino Rusijos valtį, kuri bandė perplukdyti personalą ar atsargas į Tenderivskos neriją. Kitoje ištraukoje matyti greita Rusijos valtis, bandanti išnaudoti savo didelį greitį, tačiau nesėkmingai, ji sunaikinama dar nepasiekusi kranto. Nors pastaruosius 2 metus Bayraktar daugiausia buvo naudojamas kaip žvalgybos priemonė dėl Rusijos oro gynybos, sistemingi Ukrainos išpuoliai prieš Rusijos radarų stotis ir oro gynybos sistemas atvėrė vis didesnės spragas, leidžiančias didesniems dronams vėl veikti daug arčiau fronto. Tuo pačiu metu Ukrainos 40-oji jūrų pėstininkų brigada naudojo Barakuda bepiločius jūrų laivus, kurie veikia kaip mobilios dronų platformos. Jie leido transportuoti FPV ir sunkiuosius bombonešius dronus, kurie buvo naudojami smūgiams į stebėjimo postus, amunicijos sandėlius ir logistikos pozicijas, kaip patvirtina Ukrainos vaizdo įrašai. Kiti Barakuda dronai buvo užfiksuoti gabenę priešlėktuvinės raketas savisaugai, dar labiau silpnindami Rusijos galimybės priešintis jų veiklai. Kartu su nuolatinė Ukrainos žvalgyba šios operacijos nuosekliai daro Rusijos pozicijas palei Tenderivskos neriją ir netoliese esančias pakrantes vis sunkiau išlaikomas. Šis nuolatinis spaudimas privertė daugelį Rusijos analitikų manyti, kad Ukraina ruošiasi kažkam daug ambicingesniam nei tik dronų smūgį, skirti eliminuoti Rusijos karius ir susilpninti jų bendrą poziciją. Kai kurie iš jų vis dažniau spėlioja, kad Ukrainos specialiosios pajėgos repetuoja operacijas aplink Kinburno pusiasalį, remdamiesi pranešimais apie valčių pratybas ir dūmų uždangos treniruotės prie pietinio Bugo upės, vedančios link Dniepro Bugo žiočių. Pasak šių Rusijos vertinimų, daugiau nei 2500 Ukrainos karių iš įvairių 30-ajam jūrų pėstininkų korpusui pavaldžių dalinių, kaip pranešama, jau susitelkė šią kryptimį. Juos remia 46 valtys, daugiau nei 100 pripučiamų valčių, bent 9 jūriniai dronai ir papildomos šarvuotos transporto priemonės bei artilerijos sistemos. Nerimaudamos, kad šie pasiruošimai gali būti amfibinės operacijos pradžia, Rusijos pajėgos surengė smūgį į, jų teigimu, Ukrainos susitelkimo vietą prie pietinio Bugo upės, panaudodamos 5 Geranium dronus, kurie smogė pastatams ir žoliai bazės teritorijoje. Rusijos analitikai pažymėjo, kad ataka buvo skirta sutrikdyti bet kokią Ukrainos operaciją dar jai neprasidėjus, teigdami, kad buvo apgadintos valtys ir įranga, nors jokių vizualinių šių nuostolių patvirtinimų nepasirodė. Rusijos analitikai mano, kad Ukrainos planas dėl amfibinės atakos būtų įgyvendinamas keliais kruopščiai koordinuotais etapais. Iš pradžių Ukraina surengtų ribotą diversinį desantą netoli Pokrovsko, panaudodama palyginti nedidelę pajėgą, skirtą išbandyti Rusijos gynybą ir įsitvirtinti laikinoje paplūdimio zonoje. Ugnies palaikymas, kaip pranešama, būtų užtikrinamas raketomis ginkluotų jūrinių dronų ir FPV dronų, veikiančių tiek iš desantinių laivų, tiek iš netoliese esančių pozicijų sausumoje. Kai Rusijos gynyba būtų prikaustyta, didesnės pajėgos, iki 800 karių, išsilaipintų toliau pakrantę, siekdamos izoliuoti netoliese esančias gyvenvietes ir judėti link administracinės ribos, skiriančios Šersono ir Mykolajivo sritis. Tuo pačiu metu papildoma veikla kitose pakrantės gyvenvietėse galėtų išblaškyti Rusijos dėmesį, o specializuoti Ukrainos Sargan klasės jūriniai dronai galėtų išvalyti Rusijos minų laukus, saugančius paplūdimius. Tai, kad ši Rusijos baimė šiandien atrodo daug labiau pagrįsta nei ankstesniais metais, lemia pasikeitusi pajėgumų pusiausvyrą. Žymus Rusijos karo analitikai teigia, kad jų logistika visame Rusijos kontroliuojamame pietų Ukrainos regione patiria didžiulį Ukrainos spaudimą, o palyginti nedidelis, vos 3,5 km, atstumas tarp Ukrainos kontroliuojamo Očakyvo ir Kinburno pusiasalio supaprastina amfibinės operacijas. Jie nurodo, kad Ukraina dabar taip pat turi gerokai daugiau jūrinių ir orlaivių dronų, kurių variantai jau gali teikti žvalgybą, ugnies palaikymą, tikslius smūgius ir netgi logistikos bei sužeistųjų evakuacijos pagalbą visos tokios operacijos metu. Jie priduria, kad tuo pačiu metu plečiamos Ukrainos vidutinio nuotolio dronų kampanijos toliau naikina jų kuro sandėlius, logistikos centrus ir infrastruktūrą visame Rusijos užnugaryje, silpnindamos Rusijos kariuomenės gebėjimą laiku tinkamai reaguoti.
Apskritai, net jei Rusijos įtarimai ir nepasitvirtins, psichologinis Ukrainos dronų kampanijos poveikis jau akivaizdus. Tai privertė Rusijos vadus užimti gynybinę poziciją ir paskatino baimės, kad kiekvienas sunaikintas stebėjimo postas, tiekimo valtis ar radarų stotis tėra pasiruošimas būsimam placdarmui. Jei Ukraina tęs šią taktiką, bet kokios izoliuotos Rusijos pajėgos įsitvirtinusios pakrantėje susidurs su vis didesniais sunkumais gaunant pastiprinimą ir tiekimą. Net jei išsilaipinimas neįvyktų iš karto, Ukraina jau pasiekė, kad Rusija būtų priversta skirti daug dėmesio ir išteklių pasiruošimui jam. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.